Visiems labas vakaras. Rašom pliusus, ar girdi mane, ar pavyks šį kartą iš pirmo karto. Ačiū. Labai, Danutė, malonu jūs visus matyti. Sveiki, Marija. Marija šiandien su komanda, Irena ir Vitas, sveiki. Nu kągi, Gražina, matau, yra. Sveiki, Gražina. Žiūriu, kas čia pas mus dar yra. Aha. Nu kągi, kol kas nedaug žmonių, esam tik 5. Kaip suprantu, svečių neturime. Tuo pasižiūrėsim, nuspręsim, ar yra svečiai ir nuspręsim, kaip šnekėsim, ką šnekėsim, kokią temą. Svečių neturime, kiek suprantu. Mačiau, kad Vanda buvo prisijungusi su svečiu, kol kas jos nėra. Tai jeigu prisijungs, aš pamatysiu. Neaišku, kodėl mano svečių nėra. Sandra, Danguolė, Eivida, Danutėlė. Žmonės yra tokie. Jiem reikia skambinti paskutinę minutę ir už rankos pakviesti, nes pas mus ant pečių sėdi 2 žmogeliukai. Vienas, kuris sako, nereikia nieko veikti. Kitas sako, reikia, nes kitaip nieko nebus. Taip, kad labai dažnai tas žmogeliukas blogasis nugali. Tai pasižiūrėkit, pabandykit per Skype'ą, pabandykit jiem paskambinti, arba jeigu turit mobilų, pabandykit paskambinti, nes keičiau temą tada. Nelabaigi noriu čia jums aiškinti tą prezentaciją. Ir jeigu nebus svečių, nes jie turėtų, man rodos, prisijungti pas mane iš viršaus. Jeigu aš jų nematyčiau, aš bandysiu tada, bandom šnekėti apie mūsų mokamą poziciją ir nešnekam šitos prezentacijos. Dar, manau, norėčiau tada su senbuviais, kadangi tai čia yra, matau, pagrindinė mūsų visa grupelė žmonių, kurie pastoviai palaiko ir mane, nes aš irgi esu žmogus ir jeigu aš matau, kad webinarai nereikalingi, tai pirmoje eilėje man aišku labai liūdna. Aš visą laiką galvoju, kad aš kažką tada netaip darau ir ne iki galo pelnytai galiu nešioti spikerio vardą, kuris atsakingas už Lietuvą. Todėl, antras dalykas, aš aišku irgi žmogus, man irgi liūdesys mane apima ir gali šiek tiek kristi nuotaiką, o jinai tikrai neįtakoja mūsų gražiam darbui. Manau, kaip ir kiekviena iš jūsų. Žinot, kaip gyvenime esi nereikalingas, tai visada yra liūdna. Tačiau manau, kad mes šeštadieniais gal parašykite pliusiukus arba savo nuomonę, manau, šeštadienį nebedarysim webinarų, gal tik tai šitą mėnesį, kovo mėnesį, kadangi jau yra sudėliotas grafikas, kuris paskelbtas mūsų kabinete People and Connection, pirmame visiškai kairiai pusėje, kur yra kabineto valdymas, kairiai pusėje pirmame lange, jeigu atsidarytumėt, yra paskelbtas visas kovo mėnesio grafikas, kas kada veda webinarus, galite ten nueiti ir pasižiūrėti, kas supranta rusų kalbą, tai tenai galite pasižiūrėti ir kolegų reiškia vedamus webinarus, todėl nelabai galėčiau savivaliauti ir kovo mėnesį nesilaikyti grafikų ir šeštadienį išeiti į eterį. Tačiau balandžio mėnesį, jeigu per kovo mėnesį iš tikrųjų rezultatų nebus, šeštadienis pas mus būna paprastai sunkus, kadangi mes šeštadienį turim susitikimą dažniausiai su prezidentu, kiti kartai būna taip, kad Danguolė, matau, atėjo, nežinau, ar Danguolė svečias pas mus, ar Danguolė yra tik tai partneris ir koks partneris, ar einantis biznio keliu ar ne. Danguolė, būkit gera, parašykit, prašau man,
ar jūs esat partneris ar svečias, ar turi DSS, data minerio tai nėra, nes data mineris kol kas labai svečias mano Danutė, nu va, malonu, matot kaip gerai. Tai reiškia, prezentaciją šiandien vesim, nes turim bet kokiu atveju vieną svečią, tai vis tiek tai yra labai daug ir labai smagu ir nors ir esant vienam svečiui, paklausysim visi prezentaciją. Vakar turėjau pokalbį su kolega iš Rusijos ir pirmą kartą visą prezentaciją papasakojau gal apie kokias užtruko 7 minutės, tai buvo, reikėjo papasakot rusiškai visą esmę ir per 7 minutės kažkur tai pabandžiau, jis sako, aš klausiau visą webinarą tavo, nu sakau, ne visą webinarą, bet esmę turėjai pagauti. Taip kad žiūrėsiu, jeigu mus iš tikrųjų vargint susitikimai, aš suprantu, kad šeštadienį mes turim praleisti su šeima, tai šeimos nariai nelabai kai kurie mūsų supranta ir mes ir taip sėdim 2 valandas su prezidentu. Na, tai matyt, tas šeštadienio webinaras laiku bėgant numirs balandžio mėnesį. O aš pasižiūrėsiu, gal kokią dieną skirsiu rusakalbių auditoriją ir pasigalvosime šiandien su valdžia, gal balandžio mėnesį nustatysim kitą grafiką. Nu tai kągi, sveikinu vieną svečią, labai malonu jį matyti. Ačiū visiems kitiems, susirinko, gal dar kas nors prisijungs prie mūsų komandos. Ateičiai noriu pakartoti, kad kol kas kovo mėnesį yra patvirtinti 3 kartus webinarai per savaitę, kuriuos aš vedu lietuvių kalba. Tai yra pirmadienį ir ketvirtadienį 19 val. Lietuvos laiku ir šeštadienį po mūsų visų, kas eina biznio kelių susitikimų su prezidentu ir 16 val. Lietuvos laiku aš vedu vėlgi taip pat prezentaciją, priklausomai nuo to, ar turim svečių. Norėjom šeštadienį bandyti kažkaip kitaip pravesti, bet jeigu būsim pavargę, gal ir ne. Ateityje tikrai žinau, kad prezidentas susitikinės tik tai su data mineriais, taip kad kol kas mūsų yra 12 žmonių, tai kol kas su tais žmonėms susitikinės, tai kiti bus šiek tiek laisvesni. Jeigu nepasipildys mūsų komanda, noriu priminti, kad laukiam šį šeštadienį kažkokių tai žinių. Žinom, kad yra planuojami Vanda prisijungė su Adrija, dar vienas svečias, labai malonu. Esam nekantraudami laukiam naujienos, kadangi turi būti kažkokia tai žinia apie tai, kažkas tai planuojama pirmiem data mineriam vienas. Kompanijai, galbūt tai bus netgi perskirstys tos kompanijos lėšos, tiksliau piniginiai srautai, iš kurių data mineris vienas gaus kažkokius tai papildomus procentus, kol yra mūsų mažai ir kol apyvartos nėra tokios didelės kompanijai ir kol mūsų duomenys nenuomojami. Tai bet kokiu atveju būtų labai didelė paskata data mineriam, nes iš tikrųjų tai yra grupelė žmonių, kurie labiausiai dirba projektas, kad įsisuktų ir turi geriausius rezultatus. Va. Tai kągi, pradėsim. Na, pirmiausia, šitoje nuotraukoje matote mūsų prezidentą Fabrice Carevier. Čia yra padaryta kita prezentacija, tačiau aš bandysiu eiti senąją prezentaciją mūsų, čia labai glaustai daug kas pasakyta, nors yra tokių gerų slaidų. Fabrice Carevier. Apačioje mes matome pirmosius data minerius, kai kurių mes čia nuotraukų neturim lietuvių, slaidas nelabai iki galo pabaigtas, tačiau kaip bebūtų, antras data mineris, kuris tapo pas mus projekte, tai buvo mūsų Ramutė, lietuvė, kuri iš tikrųjų nuo kurios Lietuvos medis ir šakojasi. Ramutė savo medyje taip pat turi data minerių daug, aš jai irgi priklausau, aš esu matyt 4 linijoje pas Ramutę, tai yra, atsiprašau, ne pas Danutę, esu šiek tiek pavargus, gali pinti žodžiai. Atsiprašau, Ramutėlė. Tai Ramutė iš tikrųjų turi nemažai data minerių ir prezidentas yra Lietuvą atkreipęs dėmesį, kadangi Lietuva yra labai aktyvi šitam projekte. Ir
kaip ir sakiau, prezidentas jau 2 kartus buvo Lietuvoje, turėjo dėrybas. Kiek mums žinoma, bando susitikti su kompanijom, kurios norėtų pradėti bendradarbiauti tik Lietuvos partneriam, kad Lietuvos partneriai galėtų matyti jau lizinguoti savo duomenis per mūsų projektą. Tokiu būdu padidėtų šiek tiek apyvartai ir aišku, būtų galimybės gauti kažkokias tai pajamas jau kitokias. Tai labai smagu, kad Ramutė buvo antroji data mineris ir šią dieną, man taip atrodo, Ramutė galės mane pataisyti. Streikavo kompiuteris Vandai. Tai man, žinokit, irgi sustreikavęs, Skype'as iš vis įsitrynęs, arba kas nors virusą kokį iš draugiškumo paleido į Skype'ą, nes negaliu net naujo investuoti į kompą instaliuoti, taip kad kažkas yra atsitikę. Va, taip, kad Ramutė galima parašyti, kiek jin turi savo medyje data minerio, tačiau žinau, kad Marija, jos data mineris, turi taip pat jau 2 data minerių. Tai iš tikrųjų labai geras pavyzdys, kuriuo reikėtų sektis. Labai norėčiau, kad jos turėtų galimybę su mumis pasidalinti savo keliu, tačiau nelabai matau auditorijos ir negalim niekaip sutarti, kada tai darysim. Bet kažkada matyt vis tiek darysim, nes aš noriu visiems pasakyti, ar be mūsų, ar su mumis šitas projektas vis tiek įgaus pagreitį. Šiai dienai, atsimenu, visai neseniai sakiau, vaizdas, 13 000 mūsų yra, šiai dienai jau yra 14 800. Taip, kad tuoj pasieksim 15 000 ribą. Iš tikrųjų labai didžioji dalis yra Lietuvos komanda, kiek žinau iš Ramutės. Tai noriu pasakyti, ar be mūsų, ar su mumis projektas įgaus pagrindą, jisai didės, mūsų People and Connections šeima didės ir yra didelė galimybė tapti vis dėlto visų partnerių pirmiesiam. Tai yra labai smagu. Pas Ramutę yra 1875 žmonės jo komandoje. Tai, sakyčiau, jeigu grubiai 1/8 viso People and Connection, tai yra Ramutės struktūroje, super šaunuolė Ramutė. Daug jin dirba, kartais net neturi jėgų vakarai šnekėti, jeigu taip kiekvienas. Ir mes labai dažnai, kada ateiname į kažkokius projektus, būname tenai, papuolame ten į kokius nors, ten, žinot, nežinau, 100 000, jeigu papuoli, galvoji, Jėzau, kaip gerai projekto pradžioj. Tai lemia didelę sėkmę, nes jūs patys suprantate, kad vis dėlto nauji projektai yra tuo patrauklus. Iš vienos pusės mes turim šiek tiek kažkokių keblumų, nesusiderinta yra kažkokių tai programų, galbūt sunkumai, ne iki galo viskas atšlifuota. Susidurėm su tais sunkumais ir mes, tačiau mes ateityje ir skaniausią tą pyrago gabalėlį gausime. Todėl visą laiką visi svajodavo papulti projekto pradžioje į patį projektą. Projektas, priminsiu, atsidarė gruodžio 16 dieną. Mes esam labai jauni, bet iš tikrųjų projektas turi be galo įdomią iš vis esmę, idėja yra tokia nauja, nenuvalkiota. Ir dar, kas labai svarbu, iš tikrųjų, Fabris Karevija žmogus su 30 metų stažu tinklinio marketinge, perėjęs dirbti internetą, jo komanda irgi jau 16 metų, didžioji dalis dirba kartu su juo, taip kad stipri komanda. Ir labai smagu, kad Fabrisas yra nusileidęs ant žemės, labai paprastas žmogus, kuris bendrauja su partneriais tiesiogiai ir kiekvieną šeštadienį bando išeiti į eterį. Ir mes matom jo veidą, patikėkit, ne visada pačio aukščiausio boso ir lyderio veidus mes galime matyti, o jau nekalbu apie tuos smulkius internetinius projektus, kur iš vis veidų nežinai, nematai ir net nežinai, kas juos sukūrė ir kas kokią akimirką bando tave apgauti. Taip kad Fabrisas pakėlęs 2 labai didelės kompanijas, surinkęs milijoninius stadionus
Yra dabar dar papildomai vadinimas vaučeriu ir iš tikrųjų su juo labai didelė garbė būti pažįstamam, bendrauti tiesiogiai ir aplamai būti projekte, kurio įkūrėjas yra Fabrisas. Tai yra šaunu, yra kam lygiuotis, nes mes ne visada įsigilinam paskui ką mes sekam. Iš tikrųjų, norint keisti gyvenimą ir norint kažkuo tapti, reikia ir sekti paskui tuos žmonės, kurie kažką tai gyvenime vis dėlto jau nuveikė. Ir kuo artimesnė grandis su juo, tuo yra didesnė tikimybė, kad mes turėsim šansų taip pat mokytis ir jeigu busim geri mokiniai, mes tą patį pasieksim. Taip, Fabrisas, matyt, Fabrisui atėjo laikas kažką sukurti maštabinio ir jisai, kaip žmogus labai galvotas, suprato, kad visas gyvenimas žmonių dabar sukasi internete. Na, mūsų jau 8, smagu. Sukasi internete, mes visi naudojamės internetu ir mūsų vaikai ir anūkai, ir vyresnio, ir ženkliai vyresnio amžiaus žmonės išmoko skaityti ir tą Lietuvos rytą patys, ir pagyvenę vyrai, kiek žinau, ir šachmatais lošia. Iš tikrųjų labai smagu. Labai smagu, taip turi internetas minusų, tačiau ką darysi? Ne visai mes galim čia viską padaryti, ar ne? Bet turim daug ir patogumų su internetu. Dėl to tas internetas yra toks užkrečiantis. Mes visi žinome, kad tiesiog užsiregistravę tinkluose ir turėdami lojalumo programas, mes visi gauname įvairių akcijų pasiūlymus į savo elektroninį paštą. Mes registruojamės pas gydytojus jau internete, tai nuima telefonų skambučius, eiles ir taip toliau, skaidrumo atėjo į mūsų gyvenimą, aišku, su internetu. Mes užsakome keliones, be visa ko mes visi bendraujame po visą pasaulį. Pirmiausia, tai atrandame savo pažįstamus. Mes susisiekėm, aš labai džiaugiuosi, kad aš su savo klasiokais palaikau labai glaudų ryšį. Mes visi esam išsimėtę ir mūsų dalis didžioji gyvena Amerikoje. Tačiau mes vis tiek per internetą, per Facebooką esam pasidarę savo grupę ir labai smagu, kai pagalvoji, neprarasti to ryšio, nebūtinai kartais šnekėti, bet kada savo puslapį matai, kaip pas ką gimsta anūkai, kaip kažkas tai, kažkieno dukros išteka, jų vestuvės matom. Taigi yra labai smagu iš savo ženklą. Šito neapseisim, žiūriu, vis tiek man čia nutrūksta garsas. Parašykite, ar girdit mane? Ar girdit mane? Pliusiukus. Ačiū, Danutė. Taip, kad mes net nesusimąstę turim kitą problemą. Darydami kiekvieną žingsnį internete, mes net nežinome, kad mūsų iš tikrųjų seka. Atsiradus nauja verslo kryptis, daug kompanijų, kurios savo komandose turi, kaip aš vadinu, neuromarketologų, nauja sritis, psichologų, kurie ir programos paremtos tuo, kurios seka, ką žmogus daro internete. Kokias programas jisai vaikšto, kuo jisai domisi, ką jisai perka internetinės parduotuvėse. Ar jisai naudojasi kelionių paslaugom internete. Ir apie tai susidaro mūsų superinis profilis, nes labai daug ką galima apie šitą žmogų pasakyti specialių programų dėka, panaudojant mūsų visus žingsnius. Taip, kad apie mūsų krautas didžiausias bagažas duomenų. Kas mes tokie? Kokias turim šeimas?
kur mes gyvenam. Žinot, dabar į pagalbą visai šitai milijoniniai seklių armijai prisidėjo ir mūsų išmanieji telefonai. Taip, jie labai patogus, galima viską instaliuoti juos, taip pat ir Skype'ą turėti, ir Facebook'ą, ir elektroninius laiškus mes matome tenai. Žodžiu, labai fainai viskas. Tačiau telefonas visą laiką su mumis. Visą laiką pasako, kokią geolokacinę vietą mes užimam. Žodžiu, mes esam kaip ant delno. Tai bėda būtų kaip ir tokia, žinot, pusėtina. Kad svarbiausia, kad iš mūsų šitų duomenų daromas didžiausias biznis. Šiai dienai Europoje priskaičiuota 33 milijardai dolerių metinė apyvarta, vien tik tai Europoje prekiaujant didžiaisiais žmonių, Europos gyventojų duomenimis. Tai čia tik pagrindiniais duomenimis. O kam jie reikalingi? Kadangi mes visi nuėjome internetą ir galima sakyti, kad ten gyvename, tai gamintojai praranda savo klientus. Jiem reikia kažkur tai tas prekes reklamuoti, kad žmonės atėję parduotuvės jas rastų ar net patys ieškotų savo rajonuose parduotuvių. Jiem reikia reklamuotis, kad žmonės gal ir internetu galėtų tas prekes pasiekti. Mesgi perkam, mano duktė daug ką perka iš Amerikos, iš Kinijos, taip kad iš tikrųjų vartojimas pasiekęs apogėjų, jau nėra kur plėstis ir vis tiek gamintojai plečiasi ir vis tiek vieni kitus nurungia ir bando rasti tą vietą po saulę. Kaipgi jos ieškoti? Kiekviena kompanija, kurdama produktą arba savo paslaugą, būtinai išsinagrinėja, normali rimta kompanija, savo tikslinę auditoriją. Kas bus pirkėjas šitos prekės? Ir kam labiausiai šitos prekės ar paslaugos reikia. Tai jiem reikia tikslinės auditorijos kamgi parodyti. Reklamą susijusią su šita paslauga arba su šita preke. Neišsimėtysi visam pasauliu. Ne faktas, kad tie žmonės pamatys. Ne faktas, kad jie bus internete. Negali išmesti tiek pinigų vėjais, nes viską šiais laikais reikia skaičiuoti, ar ne? Tai į pagalbą ateina kompanijos šnipės, kurios sako, kokio tau tikslinio kliento reikia? Aš turiu sąrašą didžiausią kiekvienoje šalyje tavo tikslinės auditorijos. Tu man sumokėk pinigus, aš tau pateiksiu visą info. Ir už mūsų nugarų duomenys prekiaujame mūsų duomenimis. Mes už taigi negaunam nė cento. Todėl Fabrisas ir sugalvoja idėją, kad sujungęs didelį būrį žmonių po visą pasaulį, šita kompanija galės ateityje tarpininkauti, būti tilteliu tarp mūsų duomenų ir būtent tų gamintojų ir paslaugų tiekėjų, reklamos davėjų, kuriem mes esame įdomus. Ir santykinai tas kelias sutrumpės, dings kažkokios tai kompanijos šnipės, paslauga atpigs, aišku, tiem, kas nori duoti reklamą ir mums rodyti savo prekes. Tuo labiau, kad padaryti tyrimai, kad vis dėlto iš visų apklaustų 85% žmonių sutinka, kad jų duomenys nuomotųsi, jeigu jie už tai gaus pinigus. Tai va ir yra didžiausia idėja, kad ateityje subūrus didelį ratą žmonių su savo duomenimis ir ne bet kokiais duomenimis, mūsų projekte mes pasižadam į tuos klausimus, kuriuos šiai dienai atsakom ir ateityje dar bus 400 klausimų, kad jeigu mūsų situacija kiekvienu klausimu keistusi, mes turim grįžti atgal į anketų puslapį ir pataisyti, pakoreguoti savo atsakymą. Reiškia, ant kiek bus visą laiką nauji mūsų duomenys. Įsigijom antrą mašiną, grįžom pasirašym. Gimė vaikas, grįžom pasirašym. Vaikas nuėjo į mokyklą, grįžom pasirašym. Atsirado nauja prekė, naujas brandas rūbose, kurį įsimylėjom, nuėjom, vieną ištrynėm, kitą įrašėm. Ir vėl paprašėm puslapio, kad apskaičiuotų mūsų duomenį. Tai mes tuo ir būsim patrauklus, kad mes ne tik kompanija turės mūsų duomenis pagal mūsų atsakymus, kuriuos šiai dienai pateikia ir ateityje pateiks, bet mūsų duomenys bus šviežiausi, naujausi.
Tai, ko visą laiką reikia. Tuo jaučiu ekranas vėl įsijungs. Nu ne. Tai dėl to yra didelė tikimybė, kad gamintojai iš tikrųjų norės bendradarbiauti su mumis. Mūsųgi pareiga, norint gauti pinigėlių ir kuo greičiau jų gauti, mes turim burtis į komandą. Kadangi jeigu mūsų bus vienetai, jeigu mūsų bus ten keli tūkstančiai, mes nelabai pasaulyje būsim įdomus. Bet jeigu People in Connection suburs didelę šeimą kiekvienoje pasaulio šalyje, mes būsim jėga, nes komanda aplamai yra jėga. Pavienis žmogus nelabai gali padaryti. Nu, jūs pagalvokite, aš ateinu dabar Facebook'u, parašau laišką. Aš tau uždraudžiu savo internetinę puslapį rodyti man reklamos. Arba mano YouTube kanalą. Tai pirmiausia, tai į mane niekas nereaguos iš vis, sakys, nenormaliai kažkokia iš Lietuvos parašė. Arba jeigu aš jau būčiau čia kažkokia tai labai svarbi, tai žinot, atsakytų, ką nors mandagiai, kad, ponė, nenorit, nerodysim. Arba jeigu būčiau labai jau kaip nors negražiai pasielgčiau, tai, atjungtų mane nuo pasaulio, kaip dabar virusas kažkoks įneštas, nežinau, draugai ir priešai man įvėlė į Skype'ą, kad aš negaliu kol kas jo naudotis. Pasižiūrėsim. Tai, o kada mūsų bus daug? Kada mūsų bus 100 000, 200 000? Mes jau tikrai apie save duosim ką žinoti. Taip? Ir mes būsim labai saldus gabaliukas tiem gamintojam arba paslaugų tiekėjam. Tai idėja iš tikrųjų yra labai šauni, nenuvalkiota. Ir dar vienas patrauklumas kompanijos, kad kada tu esi vienas dar neprisotintoj rinkoje, tu visą laiką esi labai įdomus. Kas iš to ateiti, įsivaizduokit, ateiti į mineralinio vandens gamybą Lietuvoje, jeigu jau mes turim vien tik lietuviškų gręžinių ir šaltinio vandens ten didžiausią asortimento lygį. Va dabar ateiti ir pradėti vandenį gaminti. Tai du keliai yra. Arba padaryti dar pigesnį vandenį lentyną, kas labai mažai tikėtina, ar mums tai pavyks, arba padaryti vandenį kažkokį tai kitokį negu ko nėra šiai dienai asortimente ir būti savo vidum įdomiu. Ir prie viso šito labai daug pinigų skirti reklamą. Tik tokiu būdu gali ateiti prisotintą rinką ir užsiimti kažkokią tai vietą pasaulyje. Bet pradžioje bus investicija po investicijos, norint išsukti šitą brandą. Tai mes ir esame įdomus. Mūsų brandas People in Connection irgi yra labai įdomus. Nes jis yra naujas, naujo tipo ir visiškai negirdėtas ir nematyta mūsų veikla. Dėl to mes turim būti patrauklus. Tik tai ne visi žmonės supranta iš tikrųjų, kas čia vyksta. Ir kada jam pasakai, kad bus nuomojami tavo duomenys, daug žmonių labai pasipurkšto ir sako, aš visai niekam nežadu čia nuomoti, aš noriu saugiai gyventi. Tai žinot, mes esam nesaugus jau ir dabar. Kaip aš sakiau, per telefonus, per internetą viską žino apie mus. Mūsų apatinių rūbų dydžių žino, patikėkit manim. Ir kam reikia, sužino dar ir kraujo tyrimą. Taip, kad iš tikrųjų mes čia nieko nepadarysim, prieš vėjo malkus nepažaisim, bet įstoję People Connection erdvę ir šeimą, mes galim būti kaip tik švaresni savo internetinėje erdvėje. Net gali būti taip, kad nelabai ką ir leis rodyti mūsų internetinėje aplinkoje įvairias reklamas, jeigu mes neduosim savo sutikimą. Aš nežinau, kaip ateityje plėtosis kompanija, bet yra galimybė dar ir užblokuoti visas reklamas. Ir kad mes negautume praėjimą, bet tai pasišakoti galėsim tik tada, kada mūsų bus daug. Ir mūsų kompanija ateis į Google ar Facebook šitą pasakys. Kol kas, kol mūsų mažai, mes to padaryti negalim. Bet aš tikiuosi, kad kaip ir kompanija tikisi, kad nuo pat pradžios maždaug per 8 mėnesius turėtų pasiekti apie 200 000 mūsų šeimos narių ir tada jau labai rimtai pasaulio mastu gali būti nuoma. Tai kągi, kada žmogus, partneris vis dėlto susigundo šitą idėją, gauna jūsų referalinę nuorodą, jisai ateina į mūsų tinklapį, kur pasitinka didžiausias ratas, labai nemaloniai veikia jisai, tos akys juda.
Ir noriu pasakyti, kad reikia žinoti, kad šitam puslapį, praėjus šitą puslapį, kada akis jau tos baigia mirgėti ir sustoja ir pradėjus eiti žemyn, galim pasikeisti kalbą, nes daug rusakalbių man iš jų sakė, ten tik angliškai parašyta. Tai turėkit omeny, pasakykit, kad dešiniam kampe viršui 3 kalbos yra kol kas įvestos ir galima jas pasikeisti sėkmingai. Mes, kada tik įeinam registraciją į puslapį, mūsų kompiuteris, mūsų programą iš karto nustato, kas mes tokie. Man rašo, Telia dabar aptarnauja mane, rašo mano kompiuterio IP adresą, kokiu brauseriu aš naudojusi. Žodžiu, tai tik mūsų programa, kuri visai nesispecializuoja špionažę, jau jinai gali iš karto sekundžių dalelių dėka nustatyti mūsų duomenis. Ką kalbėti apie kitas kompanijos, kurių tai yra duona. Ir jūs ką galvojat, kaip mes norim kažkokią programėlę atsisiųsti į išmanų telefoną. Mes labai dažnai susiduriam su tokiais langeliais, kurie iškyla mūsų telefone. Mūsų klausia, programa reikalauja prieigos prie jūsų fotogalerijos, arba prie jūsų geolokacijos, arba prie jūsų kamerų. Ir iki kam to reikia, ar ne? Nesusimastom. Bet mes, aišku, visą laiką leidžiame, nes žinome, kad kitaip mes tos programos negausime. Tai va, pagrindinė esmė, ką mes padarom, mes patys leidžiame save sekti ir apie mus iš tikrųjų labai daug ką galima pasakyti per išmanų telefoną. Mūsų duomenys sekami kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę ir kas bebūtų. Tai vyksta pasaulyje visą parą šitas darbas ir labai daug laikraščių pasaulyje iš tikrųjų jau prabilo apie mobiliuosius išmaniuosius telefonus, kad buvo peržengtos ribos ir su kai kuriom programom, kurios buvo sukurtos atseit saugiai sekti savo galbūt šeimos narį arba nesekti, žinoti, kur jis yra. Tačiau šitų programų pagrindų buvo per daug pasinaudota ir iš tikrųjų lietuvių kalbą. Išsiversti lietuvių kalbą. Tai Danutė, išsiversti jo programa leidžia šitą padaryti, bet ateity gal turėsim lietuvišką puslapį jau greitai. Tai skelbia jau pasaulyje, ant kiek yra persekiojami ir didžiausi valstybių tarnautojai ir prezidentai ir kancleriai, kaip viskas nebeturi ribų, o jūs patikėkit, pas juos tai tikrai internetinėje erdvėje yra specialistų apsaugota ir vis tiek nepadeda. Tai kokią mes turim galybę, iš tikrųjų, kokį gigantą veikiantį mums už nugarų. O kalbant tą mūsų kasdieninę kalbą, kada reikalingas vartojimas pasaulyje didelis ir jis toliau vis skatinamas ir skatinamas, tai čia nežiūrima jokių ribų, kiek visko daroma, kad apie mus žinoti. Todėl People Connection visiems sako, kad tai yra virusas, pasaulinis virusas, kur mes visi esame užkrėsti. Tačiau People Connection sako, mes turim vaistų. Mes galim jūs apsaugoti, jūs galite pasveikti, nes kitaip už jūsų nugarų jūs apvogė. Už jūsų nugarų jūsų duomenys prekiaujama jūsų duomenimis, o jūs visiškai negaunate nuo šitos milijardinės sumos, negaunate nei 1%. Jūs galvokite, kokia tai yra pinigų suma. Todėl siūlo susijungti šeimą, atsakyti klausimus ir atiduoti mūsų kompanijai mūsų duomenis. Kompanija juos susegmentuos, kompanija juos saugos ir kompanija laikui bėgant juos lizinguos. Aišku, su mūsų visų leidimu. Kada atsiras kažkokia kompanija, kuriai mūsų šeimoje reikės tikslinės auditorijos ir ją People Connection pagal tam tikrus taškus atras, tai tiem potencialiem, sakykime, veiklos dalyviam bus atsiųstas užklausimas, ar jie nori tai daryti. Ir tik tai su mūsų leidimu kompanija
mūsų duomenys išnuomos ir mes galėsime matyti šito projekto paslaugos reklamą. Savo erdvėje tiesiog, galbūt net specialiai nieko nereiks daryti. Ir mums už tai kapsės pinigėliai. Tačiau pradžioje mes turim padirbėti. Ir kągi, pinigėliai niekam nekamaiš iš tikrųjų. Ir labai smagu, kad šitam projekte jau nuo pat pirmų mėnesių yra galimybė užsidirbti. Yra taip sustatytas mechanizmas, kad žmonės, kurie nori jau dabar užsidirbti pinigų, nelaukti 8 mėnesių, kada bus lizinguojami duomenys ir tie žmonės, kurie nemokamai atėjo projektą, tai jie gali kurti savo komandą, jų komandos kaina didės ir su laiku, kada ateis tas rytas išauš, kada mūsų duomenys bus nuomojami, jie tiesiog gaus pinigus už įvairių reklamų rodymų. Tai yra kita dalis, kada mes galėsime čia dalyvauti nemokamai. Tiksliau mokamai ir gauti iškart pinigus. Taigi, kodėl reikia tai daryti? Kodėl reikia dalintis apie šitą projektą? Na, pirmiausia, kad tai yra naujiena, kad tai yra labai ekologiška idėja, šiais laikais tai yra labai svarbu, kuris siūlo saugoti kaip tik, apsaugoti jūs nuo įvairių internetinių reklaminių šiukšlių. Antras dalykas, reikia skelbti šią idėją dėl to, kad mūsų turi būti daug. Nes jeigu mes būsim pavieni, kaip aš sakiau, mes nepasieksime to tikslo arba to tikslo sieksim labai ilgai. Trečias dalykas yra finansinė pagalba. Šiai dienai viskas be galo brangsta, žmonių pajėgumas vartoti iš tikrųjų mažėja. Nuo šito iš tikrųjų labai daug žmonių psichologiškai kenčia, nekalbant apie elementarius dalykus, ko reikia gyvenime, neišsimėtant, taip. Tas gyvenimas irgi brangus, taip, kad yra galimybė papildomai užsidirbti pinigų. Visą laiką pasakysiu ir priminsiu jums, kad registruojantis būtina labai gerai būsimą partnerį informuoti, kad jisai išsivalytų browserį, kad jisai neatsidarytų jokių kitų laukų, kad jisai atsidarytų tik tai savo elektroninį paštą ir pat šitą nuorodą papildomai atsidarytų kitą langą. Taip? Ir įspėkite būtinai, pasakykite, koks jūsų yra ID numeris. Kadangi žmogus, kada įeina šitą puslapį ir pasieks tą lapą, kuriame jis turi registruotis, po registracijos mygtukų būtinai turi būti jūs pakvietė ID numeris ir jūsų numeris. Tik šitą numerį pamatęs, žmogus toliau pildo visus laukus. Nes kadangi ne visi papuola tiesiogiai pas savo sponsorių, jeigu nori užsiregistruoti pas jį, nes kompiuteris užkrėstas kukiais. Kiekvienam programai, kur mes einam internete, mus įspėja, kad kukiai bus kukiai, kurie reiškia stebės jūs ir kurie įsaugos jūsų žingsnius, kuriuos jūs darėte šitam internetinėme puslapį. Nu, taip gražiai pasakyta, išsaugos, bet iš tikrųjų jie viską, kaip sakoma, pasiklemš, susisegmentuos ir parduos. Tai va, ID numeris yra labai svarbu, susisiekite su savo partneriu ir būtinai tik tada pasakykite, matai šitą mano numerį, registruokis. Mes būsim komandai, nes abiem labai svarbu būti vienas kitą. Sponsorius, jeigu norėjo tokį partnerį, įdėjo jėgų, aiškinimo, jis toliau nori bendradarbiauti, jam pasidalinti savo praktiką, o partneriui dažnai irgi labai svarbu ateiti pas gerą sponsorių, jokim gerą. Labai svarbu komandoje dirbti, kada energetiniai laukai sutampa, nes iš tikrųjų tai 20% iš tikrųjų komandos sėkmės. Malonu dirbti su tai žmonėm, kurie kažkokiu tai būdu susiję ir vienodai mąsto. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų. Taigi po registracijos į jūsų elektroninį paštą ateina tokia žinutė, kur nurodomas jūsų kabineto ID numeris. Tas numeris labai svarbu, mes tik su juo galėsim įeiti į kabinetą ir papildomai dar yra duodamas jum, dabar galvoju, angliškai pasvardas, slapyvardis. Parašykit man lietuvišką žodį, aš susimašiau tarp kalbų. Nesupratote manim, ar ne? Slaptažodis, Jėzau, Danutė, ačiū. Slaptažodis, vakare iš vis liežuvis juodai pinasi. Tai
Su tuo slaptažodžiu jūs įeisit ir su savo ID numeriu. Tačiau slaptažodis jums duotas labai sudėtingas. Aš labai siūlyčiau tą slaptažodį pasilikti, išsisaugoti ir išvis pasidaryti kompiuterį tvarką. Įvairių projektų, slaptažodžių, Gmailų, Skype'ų, turėti visus prisijungimus, turėti puslapių nuorodas, susitvarkykite, bus smagiau dirbti, nes iš tikrųjų informacijos gausėja ir nereikia užkrauti galvos. Tai po viso šito mes turime įeiti atgal į puslapį ir parašyti savo ID numerį ir užsiregistruoti, bet tik rašykite ID numerio su raidėm I ir D. Nes, kaip sakiau, mes esame vieną kartą vos ne parą bandę įeiti puslapį ir aš nesuprasdavau, kas mano partneriu yra, kodėl jis neįeina į tą puslapį. Pasirodo, jis rašydavo, nusikopijuodavo su visom raidėm iš elektroninio pašto ir viską įkeldavo. Taip, kad rašom tik skaičius, rašom savo slaptažodį ir įeiname į puslapį, tačiau mūsų kabinetą randam užrakintą. Kabinetas siūlo praeiti mums pirmąją anketą, nes kitaip mes būsime neįdomus, jeigu neatsakysime klausimus ir neįvertinsim savo duomenų. Piniginė vertė, taip. Toks bus užrakintas mūsų kabinetas, tai kad mes einam į anketų puslapį. Anketos yra atrakinta tik vienas klausimynas mums, šiai dienai visiems kol ir reikia atsakyti į mum į anketos klausimus. Atėję į pirmąją anketą, mes turim atsakyti kiekvieną klausimą, paspaus pliusiukus, atsiveria langas ir ten yra keli atsakymai. Klausimai ir atsakymai prie kiekvieno klausimo paprastai jums yra duoti. Reikia išsirinkti. Daug klausimų yra su keliais atsakymais, todėl labai prašau atsakingai pažiūrėti šitą darbą, kadangi kuo teisingiau atsakysite, kuo plačiau atsakysite, kur yra galimybės 8 atsakymus turėti, tuo bus vertingesni jūsų duomenys ir jie brangiau kainuos. Taip išmokinkite elgtis ir savo partnerius, kadangi labai svarbu iš tikrųjų parašyti viską, kadangi su tuo jūs papulsite į daugiau apklausų, daugiau tikslinių auditorijų jūs papulsite, jums bus galimybė suteikta daugiau matyti įvairių galbūt produktų ar jų reklamų. Ir jūs ateityje galėsite gauti už savo duomenų nuomą didesnius pinigus. Jūsgi būsit brangesni. Ar jūs turite 2 mašinas, ar jūs vieną tik parašysit. Taip, ar jūs mėgstate keliauti į vieną šalį, ar jūs mėgstate keliauti į 8 šalis. Ir aš visą laiką sakau, jeigu jūs kol kas nekeliaujate tą šalis, bet yra šalis, kurios jums patinka ir jūs ten norit būti, jums tik tai faktiškai yra finansinis barjeras, tai parašykite tą šalį. Taigi jūs duometės apie jas, taigi jums visą laiką miela daugiau apie tai sužinoti. Tai rašykite. Patikėkite, klausimų nėra daug. Jūs užimsite 10 minučių ir tikrai nedaugiau, norėdami gerai atsakyti klausimus. Atsakę visus klausimus, būtinai čia padėkite varnelę. Ta varnelė reiškia, kad aš prižadu, kad pasakiau tiesą ir aš prižadu atgal grįžti anketą, pataisyti duomenys, jeigu jie pas mane keisis. Atsimenat, aš pradžioje sakiau, tai yra unikalus projektas, tuo mes ir unikalus, nes mūsų duomenys yra patys paskiausi, patys naujausi. Tai yra atsinaujinimo galimybė, kuo mes būsim patrauklus įvairiom kompanijom. Ir mes paspaudžiam didelį mygtuką žalią, prašau apskaičiuoti mano duomenį. Ir jums ekrane pasirodo jūsų duomenų suma. Čia yra 14 eurų, bet paprastai, jeigu žmonės Lietuvoje teisingai atsako, jų duomenys įvertinti maždaug apie vidurkį imsi 20 eurų. Tai žmogus atėjęs nemokamai šitą projektą turi galimybę užsiregistruoti pas savo sponsorių, jis gauna savo referalinę nuorodą. Jo pirmas žingsnis jau yra įvertintas ir iš tikrųjų mes gaunam užsiregistravus vieną datacoiną. Datacoinas pas mus yra vietinė tokia valiuta, tai yra mūsų taškai vietiniai, kuriais viskas yra vertinama. Taškų pagalba šitų datacoinų pagalba mes galim nusipirkti papildomų referalinių nuorodų, mes galim nusipirkti
partnerių. Taip pat noriu pasakyti, kad datacoinas lygus 0,28 euro. Tai 28 centai. Todėl tiesiog matyt buvo neįdomu mūsų prezidentų kažkokiu tai būdu parašyti taškai, pontai, nes taip viskas čia nuvalkiota. O dabar nauja yra tendencija, kriptovaliuta, taip kad jis galvoja, kad ateityje, jeigu mūsų komandoje bus daug narių ir mes visi naudosime datacoinus, dar neaišku, kaip toliau mums su jais seksis, taip kad datacoinas gali sėkmingai tapti ateityje kriptovaliuta. Šiandieną jau ir taip žino, 400 tų kriptovaliutų yra sėkmingai, turiu omenyje apie tas kriptovaliutas, kurios yra laisvoje biržoje ir kurias gali nupirkti bet kada ir bet kada parduoti. Aš nekalbu apie tas valiutas, kurios šiai dienai jų biržoje nėra. Taip. Tai vat yra tokia dar viena graži svajonė, data tai yra duomenys, coinas tai yra kriptovaliutos pavadinimai. Taip, kad kas čia žino, bet kada žmogus svajoja ir eina savo svajonės link, tai čia ypač toks žmogus kaip Fabrizas, tai iš tikrųjų labai tikėtinas dalykas. Taip, kad mes pagalba datacoino, mes viską čia veikiame šitam kabinete, tačiau mes kabinete galim išsiversti į eurus datacoinus, persivesti į eurinę sąskaitą, kuri yra pririšta mūsų kabinete. Ir ta eurinė sąskaita netgi turi kortelę, mes ją galim užsisakyti už 7, man rodos, eurus, atsisiųsti per maždaug 3 savaitės ir paskui ją naudotis, perkant prekes arba išsigryninant pinigus. Ta jau mes kalbėjome, aš rodžiau video, kaip aš pirkau prekę su šita kortele. Mes kalbėjom su Danute, kad bet kokią sumą nusiemant pasiskaičiuoja 2,95 €. Žodžiu, tai yra patogu ir visiškai naudinga. Dar yra vienas dalykas. Žmonės, kaip aš sakiau, tie, kurie registruojasi, galbūt internete pamatė mūsų reklamą ir be sponsoriaus registruojasi, arba žmonės, kurie neteisingai užsiregistruoja, nepapuola pas savo sponsorių, o siūlau sponsoriui po registracijos iš karto pasižiūrėti, ar tas žmogus yra jo medėje pirmoje linijoje. Taip. Tai tokiu būdu tie žmonės visi pakimba laisvoje rinkoje, vadinamoje atviroje duomenų biržoje pas mus kabinete. Ir bet kas gali juos nusipirkti. Tik mes juos perkam už datacoinus, jeigu mes turim kabinete, mes galim atsisiųsti eurus į kabinetą ir nusipirkti datacoinus tokiu būdu. Taip, kad mes datacoinų pagalba galim nusipirkti va tokius partnerius, pasididinti komandos skaičių ir komandos vertę, nes visi tokie partneriai jau yra su įvertintais duomenimis. Mūsų atviroje biržoje jie kabo. Taip, kad kol jų buvo žymiai daugiau, nes pradžioje nelabai čia gerai sekėsi registruotis, tai vat žmonės, kurie registruodavosi, papildomai gaudavo 4 narį. O šiaip žmogus atėjęs nemokamai į projektą gauna tik tai 3 galimybės susiregistruoti 3 partnerius į savo pirmą liniją. Ir kiekvienas po jo esantis žmogus, jisai taip pat turės tik tai 3 galimybės susiregistruoti partnerius. Tačiau tai ne faktas, kad jūsų komanda nedidės. Tiesiog reikės daugiau įdėti jėgų ir pakontroliuoti tos partnerius, kad jie užsiregistravę neužmigtų. Nes mesgi žinot, sakiau, esam visi tinginiai, mums reikia botago, kad mes eitume į priekį. Tik vienam reikia didesnio botago, kitam reikia mažesnio botago. Bet iš principo mums visiems to reikia. Azartas, žinot, toks dalykas, jisai irgi ne kiekvieną dieną mūsų aplanko, taip kad be disciplinos ir kiekvienos dienos veiklos mums nieko nepavyks iš tikrųjų. Taip kad jeigu esame energingesni ir norime sukurti komandą, kurios vertė augtų ir augtų ir augtų, aišku, mes turėsim pastebėti ir pirmą savo liniją, ir antrą, ir trečią, ir susipažinti, ir pabendrauti. Na, aš manau, apie lyderio savybės pasakoti nereikia, jos visur yra vienodos. Iš tikrųjų, kaip reikėtų veikti. Na kągi, tai vat mūsų pirmas žingsnis padarytas. Mūsų kabinete matom, kad yra 2 galimybės turėti pakviestus, mums visą laiką rašo, kiek pas mus liko galimybių pasikviesti žmonių. Tai toks kelias žmogaus, kuris ateina nemokamai į mūsų šeimos ratą, kuris lauks, kaip padidės mūsų komanda, Lietuvoje kalba eina šnekos, greičiau padidės, bus nuomojami duomenys ir prasidės tas žaidimas. Eina kalba apie tai, kad kuo bus brangesnė tavo komanda, tu ateity, kada prasidės duomenų lizingas, tu gausi didesnį procentą. Dėl to
reikėtų pasistengti, norint atėjus į projektą. Nėra čiagi labai daug, kiekvienam pasikviesti 3 rimtesnius žmonės, kuriem įdomus projektas, tikrai bendražygių 3 žmonės gali rasti. Bet manau, mūsų aplinkoje yra ir daugiau. Nors šiais laikais bendravimas yra kažkaip tarp žmonių atšalęs, tačiau tie, kas dalyvauja ir įvairiuose projektuose, paprastai jie turi savo komandas, o naujokai mokosi turėti, jie turi tada atėję kitą charakterį, nes ne visokio charakterio žmogus čia ateis su mumis ir bus. Taip kad yra galimybė, prašom, nemokamai ateityje turėti pinigėlės, kaip prezidentas sako, eiti į pliažą, degintis, o jums pinigėlį kapsės piniginė. Nemėgstu aš iš tikrųjų tų labai iš ankstinių žodžių, pasakot, kiek čia bus tų pinigų ir taip toliau. Reikia žinoti konceptą, kad jų bus, reikia žinoti, kad reikia vykti, norint kažkur tai nueiti ir kad tų pinigų būtų, nes nebus taip, kad čia užsiregistruosite, jūs dabar ten visi dirbkite, o aš gausiu savo pinigus. Negausit pinigų, jeigu po jumis nebus jūsų medis. Negausit pinigų, jūs busit maži, jūs busit vieniši. O ateityje noriu pasakyti, kad visi partneriai, kaip ir dabar, kurie ateina nemokamai, gauna kas savaitę kažkokias tai labai mažas pajamas, nes apyvarta kol kas kompanijos nėra didelė, tačiau pas mus yra sudėlioti srautai. Dabar prieš pradedant pasakot apie mokamą kelią, aš šiek tiek papasakosiu apie srautus, kaip kompanija šiai dienai žada skirstyti savo srautus ir kaip čia dalinsis su savo partneriais pinigais. Dar noriu vieną dalyką priminti, kad žmonės sukūrė didelę komandą, ateityje, kada jiems reikės pinigų, jie savo komandą galės parduoti, su pačiu savimi aišku. Jie pasiims pinigus ir tiek, kiek komandai verta. Aš manau, kad didelė komanda labai daug kas norės nusipirkti ateityje, nes tai, kuo didesnė komanda, tuo ateityje mes gausim didesnius pinigus už komandos duomenų nuomą. Tai va, tai dabar prieš pradedant biznio kelią noriu pasakyti, kad kompanija savo apyvartas dalinsis taip. Iš tikrųjų išmokos yra kiekvieną savaitę ir visos pajamos pasiskirsto į 25% ir 75%. 25% nueina kompanijos reikmėms, 75% atitenka partneriam. Dabar 75% šita suma dalinasi vėl į 2 dalis šiai dienai. 25% socialinis pūlas, 75% liberalinis pūlas. Kas atėjo nemokamai, visi gauna kas savaitę po 5% iš socialinio, to 25% srauto pinigų gauna savo 5% dalį, kurią dalinasi visi, kas yra nemokamai atėję. Tuo ir skirsimės mes, kas eina biznio keliu, jų didėja procentai. Kuriam lygmenį biznio kelyje jūs stovit, tuo didesnius ateityje procentus gaunate nuo reiškia šitų pūlų. Ir jais tais procentais dalinatės tik su savo vienodo rango esančiais biznio partneriais, ne su visais. Dėl to tai yra labai iš tikrųjų patrauklu. Taip, kad jeigu kažkokių klausimų neturim, einam toliau. Labai svarbu partneriui vis dėlto prieš registruojantis paklausti, ar tu iš tikrųjų nenori, kaip sakoma, eiti biznio keliu mūsų kompanijoje. Taip, jin yra jauna, taip pradžioje nelabai kažkokių tai didelių pinigėlių. Ateity ta suma didės, bet prie viso to, jeigu tu būsi veiklus, tu ir dabar gali jau gauti nemažai pinigų. Paklausykime kaip ir pasakyk, jeigu tu, čia bus mokestis kiekvieną mėnesį, bet jeigu tu per 48 valandas po registracijos užsiregistruosi ir nusipirksi biznio portfelį DSS, tu mokėsi 10 eurų pigiau. Kiekvieną mėnesį 10 eurų tu susitaupysi per metus 120 eurų. Tačiau ta suma bus kiekvieną mėnesį tau mokama. Bet jeigu tu būsi veiklus ir pirmą mėnesį pasikviesi tokį patį biznio partnerį kaip tu savo pirmą liniją, ir jeigu tu 2 tokius pasikviesi, jau jie tau atpirks tavo mokestį kiekvieną mėnesį. Duokit paklausyt video, duokit paklausyt webinarus ir tik tada registruokitės, kad žmogus iš tikrųjų suprastų situaciją ir paskui nesigailėtų.
Man gaila iš nuo 10 eurų buvo išleisti, todėl aš patikėjau Fabriso koncepciją ir kada tik buvo paskelbta galimybė tapti biznio partneriais ir mums buvo suteikta taip pat kažkoks laikotarpis, kada mes galim pigiau nusipirkti šitus paketus ir ateityje visus metus taip mokėti, aš aišku irgi pasirinkau pigesnį variantą. Žinau, kaip sunkiai pinigėliai užsidirba, todėl kažkaip tai nenoriu jų daugiau išleisti. Taip kad, ką gauna DSS partneris nusipirkęs paketą? Pirmiausia, jis moka 10 eurų pigiau. Antras dalykas, jau prie savo 3 referalinių nuorodų, jis kiekvieną mėnesį pradeda gauti 24 referalinės nuorodas, jis kiekvieną mėnesį pradeda gauti 5 data coinus, kas yra maždaug €60, taip? Ir jisai pradeda gauti kitus procentus. Ir tie procentai kiekvieną mėnesį didėja, priklausomai nuo ko kelintą kartą jis moka savo mokestį. Žmogus sumokėjęs kartą mokestį, jisai tampa DSS Data Starter, reiškia partneriu, ir jisai pradeda gauti 5 procentus nuo socialinio pūlo 25 procentų srauto, taip, ir dalinasi tais 5 procentais pyrago gabalų. Jau tik tai tie DSS arba Data Starterio partneriai, kurie pirmą mėnesį moka už paketą. Antrą mėnesį jie jau gauna 7,5 procento nuo socialinio pūlo. Trečią mėnesį 10, ketvirtą 12,5, penktą 15. Ir sustoja procentas, toliau visą laiką gauna 15 procentų. Tačiau šitais procentais šita suma dalinasi tik tai tie biznio partneriai, kurie atitinkamo rango yra kaip jūs. Pirmą mėnesį DSS visi, kurie moka pirmą mėnesį. 7,5 procentais pyrago gabalų dalinasi visi DSS, kurie moka mokestį mėnesio, taip, antrą kartą. Trečią mėnesį tik tie DSS, kurie moka trečią mėnesį. Turit įsikirsti šitą esmę taip. Dabar, ką reikia padaryti? Jūs turit galimybę iš karto gavę DSS turėti pajamas ir tai priklauso jau iš tikrųjų nuo jūsų veiklos. Jeigu jūs pirmoje linijoje turit vieną partnerį ir tas partneris pradeda mokėti pajamas, moka už paketą kiekvieną mėnesį, nuo jo mokesčio 20 eurų eina jums, 50 procentų. Jeigu jūs susigalvoja vėliau tą daryti ir moka jau 49,90, jūs tiek gaunate 20 procentų, kas lygų 20 eurų, kas lygų 40 procentų nuo jo sumos. Tačiau, jeigu jūs turite tokius 2 partnerius, skaitykit, kad jūs nieko nebemokat, nes jūsų mokestis apsinulina. Jūs ką mokat, tą jūs gaunat. Ir tai tikrai nėra sunku padaryti ir rasti 2 partnerius. Bet, kuo dar svarbus yra Data Starteris? Tai yra lieptelis ateiti iki Data Minerio 1. O Data Mineris 1 apie 15 procentų pyrago gabalo iš socialinio pūlo jis pradeda gauti papildomus 10 procentų iš liberalinio pūlo. Ir tais 10 procentų kiekvieną savaitę pasidalina tik tai tie, kurie yra Data Mineris 1. Taip, kad šią dieną mūsų yra 11. Nežinau, ateityje bus paskelbta gal dar kažkoks tai finansų pasiskirstimas, bet kol kas yra tokia galimybė. Data Mineris 2 mūsų komandų dar nėra, bet jau Data Mineris 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiek yra dabar suplanuota, jie gauna didesnius procentus papildomus iš liberalinio pūlo. Ir aišku, kiekvienas Data Mineris 2, 3, 4, 5, 6 būtinai turi būti Data Mineriu 1. Ir dar žinokit vieną dalyką. Jeigu jūs savo pirmoje linijoje pasidarėte 6 partnerius, užsiregistravote, žinokite, kad jeigu kitą mėnesį nors vienas iškris, jūs netapsite Data Mineriu 1, jūs vėl grįšite į Data Starterį. Užtat jums atkris galimybę gauti iš liberalinio pūlo tuos 10 procentų su visa komanda Data Mineriu. Todėl jums reikėtų turėti Data Starterių iš tikrųjų keliais žmonėms daugiau. Arba labai patikimų žmonės, su kuriais bendraujate ir žinote, kad jie tikrai mokės. Dar labai svarbus dalykas, kadangi pinigai nusiskaičiuoja nuo kortelės, tos pinigus
dieną prieš ir 3 dienas po jūsų registracijos turėti, kad netrūktų ne euro. Nes jeigu programa ateina laikas, nori nuskaičiuoti pinigus ir ten trūksta 1 euro, pinigai nenusiskaičiuoja. Reiškia, jūs netenkate vieno data starterio arba jūs patys mokėdami 3 mėnesį ir gaudami iš socialinio pūlo jau ten 10%, jūs nukrentat vėl į nemokamų partnerių gretas. Ir jeigu norėsit iš naujo į data starterio kelių, tai jūs pradėsite vėl nuo 1 mėnesio, kur gausite tik 5%, paskui vėl 7,5%, kol vėl per 3 mėnesius ateisit iki 10%. Labai nenaudinga tai padaryti. Mesti šito kelio. O tas, kas yra data mineris, jūs, aišku, irgi prarasite didelės pajamas, jeigu pas jūs bus mažiau negu 6 žmonės. Jūs iš data minerio 1 krysite iš karto į data starterius. Jo, į data starterius. Nes kiekvienas data mineris turi ir už save mokėti kiekvieną mėnesį mokestį, kaip aš sakiau, ir turi būti įsigijęs data starterio paketą. Jeigu iš jūsų 6 žmonių 1 tampa data mineriu, tai nesibodėkit, kad jūs netekote vieno DSS. Data mineris irgi prisiskaičiuoja kaip jūsų pilnateisinis biznio partneris ir jo užtenka, kad jūs būtume data mineriu. Na, o iš tikrųjų jau data mineris 2, 3, 4, jie iš tikrųjų ateityje priklausys nuo jų apyvartos, jų partnerių medyje. Kuo didesnė bus apyvarta jų komandoje, ir pasieks tam tikrą lygį, šiai dienai 3250 eurų turi pasiekti komandos apyvarta, kad tapti data mineriu 2 ir aišku, data mineris 2 jau gaus iš liberalinio pūlo 60% ir dalinsis su visais data mineriais. Tai trumpa esmė projekto būtų tokia. 2 šakos, abiem šakom reikia kurti komandą. Yra galimybė dabar pas kai kurios sponsorius, kas žinote ir kas ateinate pas juos į pirmą liniją ir tampate DSS, yra galimybė 1 mėnesį gauti dovanų 14 arba 12, kaip koks sponsorius nusprendžia, į jūsų komandą papildomai žmonių, kurie jau bus, atsakę į anketą ir jų duomenys bus apskaičiuoti. Taip, kad jūs padidės jūsų komandos vertė ir jūs turėsite galimybę per mūsų suportą gauti paskelbus ID numerį ir pavardę, gauti elektroninį paštą ir bandyti su jais surasti kontaktą ir galbūt su kažkuo tai pavyks ir ateityje tas žmogus taps jūsų galbūt visai rimtų biznio partnerių. Tai va tokios yra galimybės šiai dienai mūsų projekte. Pasikartosiu, projektas jaunas ir noriu pasakyti, kad norim gauti pinigų gyvenime. Niekada negalvokit, kad nemokamai jūs gausite juos. Visą laiką, kuriant savo biznį, reikalingos 2 sudedamos dalys. Laikas su veiksmu, taip, ir būtinai investicija. Be investicijos nebus biznis ir jis neįsisuks. Todėl nebūkit naivus, kad gyvenime kas nors jums nemokamai duos galimybę projektui užsidirbti pinigų. Vis tiek bus kažkokie mokesčiai. Ir tada daug žmonių vis dėlto čia susidūrė, kurie dirba su tinkliniu marketingu. Pagalvokit labai gerai apie rimtus projektus. Kiekvienam projekte yra mėnesių mokestis. Kiekvienam projekte tu privalai pirkti produkciją ir ne už 20 eurų, o už 100 eurų, kad prisiskaičiuotų tavo aktyvumas ir tu galėtum gauti kitus projekto bonusus. Taip, kad žinokit, kad iš tikrųjų tai labai viskas normalu. O kas liečia savo pirmą liniją, tai noriu pasakyti, paprasta matematika ir labai viskas paprasta. Genialu. Pasistatė 10 žmonių, turite mėnesį 200 eurų. Pasistatė 20 biznio partnerių, turite 400 eurų mėnesį. Ir šiaip tai garantuotos pajamos. Aišku, gali tam, kaip sakoma, būti kažkokie nesusipratimai, bet aš sakau esmę, tai tiek viskas paprasta ir suprantama, ir skaidru, plus projekto esmė suprantama, neužvoliotai kažkokius tai ten žinot, kad neįmanoma suprasti, ką to kompanija daro. Viskas įmanoma ir suprantama, kodėl mes einam, kodėl mes didinam savo komandą, prie kokio tikslo mes einam ir kodėl iš tikrųjų ateityje mes galim gauti pinigus nieko neveikdami, nes viskas realu. Šiais metais buvo 330 milijardų dolerių apyvarta Europos duomenimis, planuojama už 2 metų 100 milijardų metinė apyvarta.
Nu tai galim tą nors 1%, ką? Manau, bus visiems ne pro šalį. Taip, kad jeigu turit klausimų, prašau parašykite. Palauksiu. Būtinai nauji partneriai, kuriuos užsiregistruojate, prijunkite į mūsų chatą, jūs ten būtumėt aktyvus, kad mes bendrautume. Iš tikrųjų, to šilumos gyvenime nėra jau tiek daug. Taip, kad pasibendraukime, padraugaukime. Visiemgi į naudą atrasti vienas kitą ir turėti daug naujų pažinčių. Dirbti komandoje iš tikrųjų labai šaunu. Taip, kad nėra klausimų. Ačiū labai už šį vakarą. Mūsų yra 9 ir dar keletą žmonių sėdi šalia. Dar kokie 3, tai iš tikrųjų visai nemenkas būrys. Ateity, manau, tas būrys didės. Ačiū man už didelę garbę bendrauti su jumis kiekvieną savaitę. Gerų visiems pasiekimų, gero gražaus vakaro ir iki susitikimo šeštadienį. Sudie. Palaukit, Eimantas yra ką tada daryti, kai pasikviesti 3 draugus. Kai pasikviečia 3 draugus, Eimantai, nemačiau, kad Eimantas prisijungė, mano naujas partneris pirmoje linijoje. Eimantai, prisijungiai 3 draugus, tavo komandos maždaug vertė padidėjo. Jeigu tu 20 eurų turėjai, tai dabar tavo komandos duomenų vertė kainuoja 80 eurų. Reikia jos paskatinti, kad jie išnaudotų savo 3 referalinės nuorodas ir tokiu būdu didėtų tavo komanda. Geometrinė progresija yra žymiai didesnės jėgos negu aritmetinė progresija. Jinai didėja ne po 3 narius kiekvienoje tavo linijoje, bet 3 kartus daugiau atsiranda žmonių kiekvienoje linijoje, kuri yra nuo tavęs, toliau nutolusi. Tai yra didelis labai plėtimasis, dėl to reikia kontaktuoti. Kodėl tu neprisiregistravai žmogaus? Kodėl tu taip ilgai lauki? Tai yra paprasta. Paklausyk video, ateik į webinarą, jeigu tau neaišku. Tugi pats turi plėsti komandą, kad jin didėtų, turėtų didesnį vertę, o nesėdėti užmigęs. Tai tu vienas čia atėjai, per tiek laiko nesukursi komandos, tai ateityje negausi už tą nuomą duomenų, nes tu vienas būsi neįdomus. Tiesiog prakontroliuoti, kad nemokama komanda irgi didėtų. Ir turėkite omeny data mineriai. Jeigu jūsų pirmom lygiai yra partneris, kuris neišpirko DSS paketo, o antroji linijoje žmogus po juo išpirko DSS paketą, tai šitie pinigėliai atlėkia jum. Jūs 20 eurų gaunate nuo savo trečio lygio partnerio, jeigu nuo antro lygio partnerio jūs gaunate 20 eurų, jeigu jisai yra po jūsų partnerių iš pirmos linijos, kuris nenusipirko paketą. 20 eurų ateis tam žmogui, kuris yra arčiausiai nusipirkęs DSS paketą. Aišku, tas žmogus nesisvas iš 6 žmonių ratą ir jūs negalėsite tapti data minerių vienas, jeigu turėsit 5 partnerius ir 6 bus jūsų antroje linijoje. Bet pajamas jūs turėsite. Taip, kad galvokite. Aš turiu tokį partnerį, net pasakysiu, man rodos, 4 linijoje, kurio pinigai eina man. Nes tiek žmonių iki jo nenori įsisukti biznį, nenori pradėti veiklos. Na, nenori, tai nenori, bet jau aš jiem užregistravau žmogų, kuris moka pinigus iš tikrųjų, bet tie pinigai kol kas ateina man, nors gali būti bet kokio tarpinio partnerio, kuris yra tarp mūsų su šituo žmogumi iš 4 linijos. Taip, kad Eimantai viskas tavo rankose. Aš manau, kad galbūt gali būti sunku paaiškinti. Mano YouTube kanale yra daug trumpų video, kurių galite paimti ir lietuviškai nusiųsti kolegai, kad jis paklausytų apie esmę. Aš visą laiką sakau, jeigu yra tokia nemokama galimybė ir priklauso kažkiek nuo veiklos, taip, kodėl neužsiimti tos vietos, jeigu projektas naujas ir ateityje pastačius komandą, vis tiek komanda plečiasi. Mes vis tiek kas mėnesį, kas 2 savaitės, aš jums šneku apie 1000 žmonių padidėjimą. Tai vis tiek mes plėšimės, vis tiek bus nuoma. Taip, vis tiek pradės eiti tie pinigai. Tai kodėlgi neužsiimti pradžioje tos vietos?
Na vis tiek atsiras veiklių žmonių, vis tiek 20% jūsų komandos narių pradės veiklą ir pradės rimčiau statyti komandą ir pradės galbūt net biznio patys susidomėję biznio keliu eiti net ir be jūsų pagalbos, prisiklausę pavyzdžių. Jūs niekada nespręskite taip, kas pas jūs ateis, kaip jūs mąstote. Labai pasitaiko daug skirtingų dalykų, ko kartais net nesitikė. Taip, kad ar yra dar klausimų? Jau 10 žmonių ir dar 14. Nu, mes į vakarą visai įsibėgėsim. Taip, kad rašykite į mūsų čatą. Eimantai, tu esi irgi priskirtas mūsų bendrame čate. Prašau, kas ką turit klausimų. Durnų klausimų nėra. Jūs niekada nepasirodysit kvailas, jeigu jums kažkas neaišku ir jūs užduodate klausimus. Mes visą laiką atsakysim jums į visus klausimus. Ramutė, jeigu manęs nebūna, atsako į visus klausimus. Tik tai rašykite, tik tai parodykite, kad jums įdomus tas projektas ir norite jūs čia būti ir veikti. Taip, kad yra labai iš tikrųjų smagu turėti tokį projektą, kuris yra nenuvalkėtas, kuris yra know-how. Know-how tai yra superinė visą laiką galimybė turėti finansinę naudą. Būkim biedni, bet teisingi. Jo, pasakykim, kad pinigai reikalingi gyvenime. Dvasinė visa būtis yra svarbi, bet elementarių dalykų gyvenime, kad būtume laisvesni, kad galėtume įgyvendinti net ir gerus norus, mums reikalingi finansai. Taip, kad yra galimybė užsidirbti nuo pat pirmo mėnesio. Mes, 12 žmonių, tai jau turime ir apie tai šnekame. Šį šeštąjį, manau, išgirsim dar geriau naujienų, taip kad iki 25 data minerių vienas, mes dar galime priimti 13 data minerių per visą pasaulį. Taip, kad laukiam jūsų visų. Pagalvokite, kam neaišku, užduokite klausimus. Ačiū už vakarą, ačiū už dėmesį. Visus apkabinu, gero vakaro. Sudie.